Sveiki žiūrovai. Ilgesnį laiką nebuvom susitikę. Čia biski dėl mano problemų neišėjo. Tai dabar Vilmanto nėra, filmuoju vienas. Nebuvo laidų. Tai pabandysiu paskutinės laidas, kur darėm, aptart. Ir taip toliau aptart dar kažką. Tai buvom padarę apie Vygantą Kelertą ir Vaidą Žemaitį laidas. Tai Vygantas neblogai pakomentavo, vienu žodžiu, buvo net nauja politinė jėga, mačiau komentaras Vyganto apie Znamenskį, vyksta, kad ant Znamenskio, kad reiškia, buvo Baltijos kelyje, to Baltarusijos tenui, kur buvo organizuojamas ir iš centrų per debatus pasisakė už vienalyčių santuokas. Ką padaryti? Jeigu buvo, tai buvo, žinau, kad jis gal tuo laiku taip suprato gyvenimą, tuo, pavyzdžiui, ten Baltarusijos tam kelyje. Pavyzdžiui, Vygantai, aš tau galėčiau pasakyti, tu irgi buvai už Eduardą, o dabar esi už Landsbergį, galima sakyti. tai kodėl tu jį kritikuoji? Aš irgi buvau kito pusėje. Aš dabar noriu būti tiesos pusėje. Aš, Vygantai, matau, ir tu nori būti tiesos pusėje. Bet tai reikia laikytis, ne taip paprasta, žinai, bet pavyzdžiui, pas tave aš, Vygantai, matau, lyg nori tiesos pusėje būti, bet dalį kažkaip meluot nori. Kažkaip taip neina, reikia pasirinkti arba tiesos pusėje, arba melo pusėje. Čia taip nebūna. Tai ir tą, pavyzdžiui, advokatą irgi ten buvo Ukraina, buvo, tai viskas, praeitas etapas buvo. Sunku įlysti į žmogų. Tai aš taip galvoju, kad biski gal atlaidžiau reikia žiūrėti, žinai, nereikia įsipult kritikuoti. Bet, pavyzdžiui, ačiū Vygantai, tu irgi mums palinkėjai, po 4 metų vėl bandyti, sėkmės palinkėjai. Tikrai ačiū tau, žinai, pabandysim, aš ir tu prisijungsi prie mūsų, gal kažką patarsi, gal ką, žinai, tikrai labai, tikrai už palinkėjimus tau dėkoju. Ir aš tikrai noriu, kad mūsų tas bendravimas būtų grįstas toks geroniškumu, o ne viens ant kitų purvų pylimu, žinai. Paskui žiūrėjau tą Vygantą irgi toliau tavo laidą žiūrėjau apie kaip tą urodų patyčios buvai padaręs. Bet žiūrėjau, kaip karalius aptarinėta tavo laidą. Aš ten aš nesigilysiu į ten, ką jis šnekėjo, bet man užstrigo vienas toks dalykas. Kai pradėjo karalius varėti, ir ant tavęs faktiškai, ant Vaido daugiau gal, pradėjo pilt visokiais, žinai, žodžiais, lopai, nevykėliai, čia ant jųdviejų abiejų, žinai, ten gazdinantys, jeigu, tai čia daugiau Vaidas gal, tai jeigu kas tik tuo gazina teismai, žinai, tuo bijo diskutuoti, žinai, tik šaukia, čia aš suvarysiu tą karalių, tai kodėl neini, karalių? Tai yra, Vaidai, kodėl neini suvarytų tą karalių? Nes neturiu argumentų. Nieko tu nesuvarysi, nes tavo argumentai beveik tokie patys kaip karaliaus. Nieko tu ten nepadarysi. Bijai, gal gėdos prisidarysi ir pasibaigs. Tai visokiais išvadinu, ten urodais, bailiais. Vienu žodžiu, ten nesikartosiu, bet net šlykštų klausyti, žinai. Ir tame puslapyje, kažkaip skaitau tuos komentarus, žiūriu, Vaidas šnekėjo apie tave, karalio, parašyti ten minutį tokia, žinai, praeitam ten sekmadienio laivė. Nagi sau, ką jis ten vėl turbūt teismus duos. Jis ten atsiverčiu tą puslapį. Iš pradžių Vaidas
papasakojo apie teismus vykstančius su Marium. Marių padavęs į teismą, pripasakojo, gražiai papasakojo, jau tėvus, jau Maris, o tai faktiškai jau jis nuteistas. Marius tik tai, dar jis nežino, žinai, bet jau jis nuteistas yra. Pagaliau šnekas, jau ten viskas, ten bylos, ten tūkstantinės baudos bus ten. Ai, tėvus nekalėjime, Marius, jau taip supras pagaliau šneka eina. Paskui šneka toliau, kad čia į karalių, žinai, reiktų paduoti, bet labai daug bylų, labai daug yra, ten tos, kad, kaip dabar, tiek daug į tai ištisai, kiekvieną laidą beveik vis debilu ir idiotų vadina, žinai, neina dabar, neina. Niekaip neina paduoti, nes kiekvieną laidą labai daug informacijos neina paduoti. Ir žiūrim, kad mes į eilę įėjom su Vilmantu netikėtai, aš net taip akis, sako, mus į teismą irgi padavė jau viskas, jau ten pasakė kažkokį tyrėją, kažką, mus irgi jau beiliais užlindom, žinai, ir mes čia dabar paduoti mes negeri esam. Tai galiu tau vieną dalyką tokį nuvil, žinai, Vaidai, kai tau nauja Liuciferis aukštesnių rangų neleis to paduoti į teismą. Karalius yra aukštesnių rangų Liuciferio tarnas. Tu dar žemesnių rangų, tu biskį neapsisprendi, ar už tuos, bet faktiškai jau ten tas pats tarnas, tik biskį žemesnių rangų esi. Tai aukštesnių rangų paduoti į teismą tau neleis. Tu tai gali paduoti į teismą, kurie tarnauja Jėzui. Tai va, kurie tarnauja Jėzui, žinai, nes čia yra gėrio nešėjai, pavyzdžiui, Marius, jis teisybę šneka, jis tiesą šneka, gėrį šneka, mes su Vilmantu stengiamės tiesą tokią šnekėti. Tik tai šitai, bet žinau, supranti, Vaidai, kur yra problema. Aukščiau jokų vardų nėra už Jėzaus. Tai čia pralošiu įsik, net nepradėjęs tų teismų, žinau. Čia įsik tavo, kaip pasakyti, įsik rašai savo mirties nuosprendį, kaip pasakoma. Arba vienas variantas, arba ateisi pas Jėzų, atsiversi, arba turėsi tepslides. Čia du variantai. Kitų variantų nėra, žinai. Tai va. Man tai tik juokinga šitaip, žinai, yra. Palauk, aš čia dar turėjau omeny. Va Vaidas, dabar galiu da Vaidą pagirti. Padarė Vaidas laidą su Vaclovu Žutautu. Tikrai, gera laida. Žutautas, tai buvo pirmąsyk daugmaž aš jį išgirdau, taip žinai šnekant. Ir Vaidai, pagirsiu tave, profesionaliai padarė laidą. Mokytis man dar iš tavęs. Tai supranti, tikrai, pirmą sykį su žmogum padarė laidą, kurio nenutraukinėjai. Tai čia daugmaž norėjai įsiterpti, norėjai biskį pakoreguoti, aišku, norėjai pagal save, čia turi tą tokią įdą, bet tai čia yra tvarkoje, čia yra įdiegti žmogui, ką jis nori, kad tu ką nori, kad kalbėtų, žinai, bet ten apie Vaitkų nelabai ten apvarė tą Vaitkų, ne tą Tutkų nelabai apvarė. Bet labai sakau, ačiū dėl to, kad aš supratau, kodėl jis labai aiškiai paaiškino, Žutautas, kodėl jie išsiskyrė. Tiek man aišku buvo, man taip aišku pasidarė, aš galvoju, vis dėl to kažkaip iš Eduardo vienaip viskai kalbėjau, iš Vilmanto vis kitaip ten klausiau, o dabar tiesiai iš to žmogaus, kuris dalyvavo tame. Tiek man aišku pasidarė, kad vieni iš to kartu su Vyčium, jie niekaip negalėjo pateikti sąrašų savo žmonių, kurių neturėjo. O iš šito viso, iš Eduardo pusės niekaip su pinigais
nieko negalėjo išsispręsti, nes jų irgi neturi. Tai man tiek juokingai. Ir tie neturi, vieni žmonių neturi, kiti neturi pinigų. Ir niekaip jiem neėjo sueit. Nes vieni iš kitų to reikalavo, ko tie neturi. Tai va, tai čia, nu, ačiū tikrai, ten, man jau nereikia nieko aiškiai, aš dabar jau viską puikiai supratau, kodėl tie jais nesuėjo tie keliai, žinai. Nes man tai buvo net kitas iki gėda klausyti, pavyzdžiui, buvo, turbūt buvo Euro parlamento rinkimai. Ir išėjo pas Gorienę kalbėti Pavlovičius, jau čia po rinkimų, čia rinkimų išvakarėse turbūt darė ten tą kaip jau. Ir kokiu Žemaičių partija kažkokia buvo, jie susijungė su Žemaičiu, su kokia ta partija buvo susijungė. Baisu. Viens apie orą, kits apie tvorą. Ką ten gali bendrų rasti, aš neįsivaizduoju. Viens vos nešaukia salą Ukrainą, o kits normaliai šneka, Pavlovčius šneka normaliai apie problemas, o tas vos ne Ukrainą jau remti varo, žinai. Tai ką gali su tokiai susijungti? Tai aš puikiai suprantu, tas kartu su Vyčium neturi žmonių, visi ten salą Ukrainą šaukia. Dėl to Eduardas sako, duokit jų sąrašą, pažiūrėsim, ką jūs ten rašysite, a jūs turite kurį, kad nešauktų. Tai aš nesakau apie patį Žutautą. Žutautas gal ten dar kelis žmonės yra, žinai, bet tai sudėta pilną sąrašą, tai tai būtų dar baisiau negu pas mus buvo, žinai. Tai va, tai puikiai supratau, viskas tai gerai, kai buvo taip. Iš tikrųjų labai gera patirtis, labai gerai viskas, matysim čia, žinai, ateityje ar darysim, ar nedarysim, kad čia žmonėm po kol kas nereikia, viskas labai gerai, salą Ukraina, viskas tvarkoj, remsim toliau. Tai, čia įdomu iš tikrųjų tą klaunadą žiūrėti, tai čia ištisus dviračių žinios įsijungia televizija, ištisus dviračių žinios, ten tokia klaunada, tai va. Tai gal šiek šitam sykiu tiek. Ačiū žiūrovai, kad pažiūrėt. Įsikursiu savo kanalą, tikiuosi. Galėsit palaikyti, galėsit užsiprenumeruoti, pabandysim papasakot visokias naujienas, viską pabandysim papasakot. Tai vat ir tada iki pasimatymų palaikykit. Sudėjau.